Labas vakaras, Lietuvos ryto televizijos eterį aktualių pokalbių laida Lietuva tiesiogiai. 30 metų policijos sistemoje dirbusio, o pastaruoju metu kriminalinės policijos biurui vadovavusio Algirdo Matonio atleidimas vis dar apaugęs mislėmis. Teigiama, kad Matonis galėjo patekti į kai kurių savo kolegų ir policijos informatoriais tapusių buvusių nusikaltelių spąstus. Be kita ko aiškėja, kad pareigūno vardą pažeminęs Algirdas Matonis socialinių garantijų ir pensijos neteko tik kuriam laikui. Po 3 metų jis išmokas gaus. Apie visą šią situaciją šiandien kalbame su generaliniu policijos komisaru Sauliumi Skverneliu. Labą vakarą. Labą vakarą. Komisarė, pradėkim nuo vakarykščio jūsų sprendimo pasirašyti įsakymą dėl Algirdo Matonio atleidimo iš pareigų. Ar nesudrebėjo ranka? Būčiau neteisus, jeigu sakyčiau, kad nesudrebėjo. Iš tikrųjų, apie Algirdą Matonį aš galiu pasakyti tik tai kaip apie labai profesionalų policijos pareigūną, kaip savo bendražygį, savo komandos narį, kuris iš tikrųjų buvo ne kartą ir mano kaip policijos vadovo ginamas, kada buvo nepelnytai bandoma jį persekioti. Prisiminkim, kad ir tą vadinamą KGB kortą, kada buvo išmesta, arba ankstesnės istorijas. Ir tikrai, sakykime, kalbant apie Matonį, biure kriminalinės policijos, susiformavus buvo komanda pavaduotojo ir jo, kuriuos jis pats pasirinko, tai kaip jaunystės, veržlumo ir patirties lydinys, kurie tikrai darė labai rimtus darbus, darė reformą. Biurą pertvarkė ir dabar buvo tikrai siejami didžiuliai uždaviniai ir planai, tame tarpe ir su Algirdu Matoniu. Tačiau, kaip jau nekartą buvo pasakyta, buvo visiems tas išsakyta, nes situacija tokia, kokia buvo anksčiau, kada mes turėjom nuolatinius eismo įvykius su skaudžiom pasiekmėm, kada girti policininkai siautėjo keliuose, jinai negalėjo būti toleruojama, dėl to prieš 3 metus buvo priimtas sprendimas toksai, kad tokiais atvejais laiką tai vertinama kaip vardo diskreditavimas ir nepriklausomai nuo nieko. Kadangi konstatavus tokį pažeidimą, vidaus tarnybos statutas numato tik tai vieną nuobaudą atleidimas iš tarnybos. Dėl to tikrai vakar buvo labai sunki diena, visą savaitę nelengva ir jaučiuosi praradęs tikrai bendražygį. Komisarė, jūsų pirmtakai dėl panašių pareigūnų nusižengimų atsistatydinė yra. Ar jūs nesvarstėte šioje situacijoje ir apie savo asmeninę atsakomybę? Ne, tai matote, aš tikrai džiaugiuosi, ačiū Dievui, kad Algirdas Matonis nepadarė eismo įvykių ar nežuvo žmonės, 3 ar keli žmonės, kaip buvo, kaip sakote, pirmtakų atveju. Dėl to manau, kad tas kelias, kurį mes pasirinkom ir manau, kad tai yra palaiko didžioji dalis policijos bendruomenės ir mes tikrai su tuo reiškiniu, net atskirais faktais, bet reiškiniu pakankamai sėkmingai kovojame ir deja šita istorija parodo, kad tikrai klysti yra žmogiškai, bet už savo klaidas tikrai kartais reikia žiauriai mokėti. Ir jūsų manimų šiuo atveju aukščiausių policijos pareigūnų nebūtina keisti dėl tokių nusižengimų? Aš jau nekart irgi kartojau, aš esu pavaldus vidaus reikalų ministrui, atsakingas esu prezidentai. Jeigu šitie žmonės nusprendžia, kad policija dirba blogai ir policijos vadovas nesusitvarko, tai aš esu laisvas žmogus, laisvoje šalyje savo sprendime tikrai priimu sprendimą bet kurią minutę. Bet tai yra vėlgi normalus teisinis kelias ir nematau aš čia didelės problemos dėl to. Komisarė, tai, kad buvęs kriminalinės policijos biuro viršininkas vairavo neblaivus, iš esmės buvo aišku jau tą savaitgalį, sekmadienį, be kita ko jisai pats pasiprašė atleidžiamas iš darbo. Tačiau jūs nusprendėte, kad sprendimą priimsite po tarnybinio patikrinimo. Kodėl reikėjo to patikrinimo? Gal galite paaiškinti argumentus, kodėl jūs taip nusprendėte? Yra įprasta praktika, kaip ir, sakykime, tų 37, man atrodo, žmonių, kurie buvo atleisti iš vidaus reikalų sistemos, 24 iš jų pernai metais už vairavimą esant neblaiviam. Tai kiekvienu tokiu atveju yra atliekamas tarnybinis patikrinimas ir kol yra nepaneigti arba neįrodyti kaltinimai mesti pareigūnui, pareigūnas nėra atleidžiamas savo noru. Ir tokia praktika yra susiformavusi, teisinė praktika, jos yra nuosekliai laikomas. Bet jeigu pareigūnas pats prašosi, vis tiek turi būti bet kokiu atveju tarnybinis patikrinimas atliekamas? Taip, bet kokiu atveju, jeigu jis padaręs yra įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, kuris grėsia, sakykime, pareigūno vardo diskreditavimo ar pažeminimo. Algirdo Matonio atveju, į kokius esminius klausimus tarnybinis patikrinimas atsakė? Atsakė matyti šiuo atveju, kas ir buvo pagrindinis nagrinėjimas, pagrindinis klausimas, ar vairavo, būdamas neblaivus, Algirdas Matonis automobilį. Ta klausimą yra atsakyta. Ar tarnybinis patikrinimas atsakė į klausimą, kodėl jis sėdo būdamas neblaivus už vairo? Šiaip šiuo atveju jau nėra ir taip labai svarbu, nes tai nėra niekaip siejama su
tarnyba. Gali būti svarstoma per vieną prizmę, sakykime, būtino reikalingumo prizmę, bet šiuo atveju tikrai mūsų tyrėjai neįžvelgė tokios situacijos ir buvo konstatuota, kad tai tikrai nieko bendro su tarnybiniu būtinumu vairuoti esant neblaiviam šiuose sąlygose nebuvo. Ar buvo bent menkiausia galimybė, kad tarnybinio patikrinimo metu paaiškės detalių, kurios galbūt galėtų išgelbėti, jeigu ne pono Matonio darbo vietą, tai bent reputaciją arba socialinės garantijas? Aš tikrai dar kartą pabrėžiu, nemanau, kad Algirdo Matonio reputacija yra šiuo atveju sužlugdyta. Nes žmogus, sakau, padarė klaidą, jisai neišdavė tėvynės, nepardavė Lietuvos, neparsidavė. Jis padarė klaidą, žmogišką klaidą, nuo kurios iš tikrųjų niekas nėra apsaugotas. Kaip minėjau, gerai, kad ta klaida baigėsi be pasiekmių. Ir šiuo atveju, sprendimas, kaip jau minėjau, jis negali būti kitoks, kadangi mes turim likti nuoseklus, kiekvieno pareigūno, ar jis yra patrulis, ar tyrėjas, ar skyriaus viršininkas biure, kada pačiam Algirdui Matoniui reikėjo tokį sprendimą priminėti jo pareigūno atžvilgiu, jis tą patį padarė, taip kad aš kaip policijos vadovas tikrai negaliu laužyti tų principų, kurie yra įdiegti ir privalėjau tą padaryti. Jo labiau, kaip minėjau, net ir norint kažką padaryti, dar kartą sakau, kad įstatymas numato imperatyvę nuostatą pažeminus pareigūno vardą, diskreditavus jį atleisti iš tarnybos. Tai iš esmės, tai, kad Algirdas Matonis bus atleistas, jūs žinojote jau tada, kai sužinojote, kad jis įkliuvo neblaivus, o tarnybinis patikrinimas buvo formalumas. Tai nebūna formalumas, kadangi teisinė valstybė viskas turi būti atlikta pagal teisinės procedūras. Tai to ir buvo prisilaikoma. Kaip buvo ir minėta, nuo pat pradžių, jeigu paaiškės, kad tas faktas yra būtent toks, tai pabaiga visais atvejais yra vienoda. Kaip jūs pats savo, komisarė, atsakėte į klausimą dėl komisaro Matonio? Iš tiesų, jis yra patyręs kriminalistas ir labai sėkmingai lipęs karjeros laiptais ir gavęs daug apdovanojimų ir nekartą skatintas. Ir iš tiesų mes turbūt nesame girdėję apie jo kažkokius nusižengimus. Kaip jūs savo atsakėte į klausimą, kodėl jisai paslydo dėl tos taurelės? Mes tikrai kalbėjomės ir po to įvykio su Algirdu, ir šiom dienom, ir šiandien, ir tikrai aš matau, kaip žmogus iš tikrųjų pergyvena. Aš tikrai nežinau, arba bent galiu linkęs manyti, kokiais gynybos versiją pabandys pasirinkti, kadangi jis bendrauja su teisininkais, su advokatais ir bandys galbūt vienas iš variantų teisme ginti savo, sakykime, interesus ir kokia ta versija bus, tai yra vėlgi jo apsisprendimas ir negalime pasakyti, kad tu vieną ar kitą, bet aš tik šiandien, ką aš galiu pasakyti savo nuomonę, tai manau, kad yra žmogiškas paslydimas, žmogiška klaida, kaip jau minėjau, bet kiekvienas mes turime už savo tuos veiksmus atsakyti ir kad ta klaida kainuoja labai didelę kainą užtenka mokėti už tas klaidas. Visuomenėje gali kilti ir tokių minčių, sakykime, kada yra tokios situacijos, asmuo sėda neblaivus už vairo, kad galbūt tas žmogus turėjo kažkokių problemų dėl to, dėl ko jisai ir įkliuvo. Ne, tikrai negaliu pasakyti, kad Algirdas piknaudžiavo alkoholiu ir jisai naudodavosi tokiu, bent jau man tokie faktai nėra žinomi ir nemanau, kad tokio lygio vadovas galėjo savo kasdien tą leisti daryti. Bet šitoj situacijai, matyt, galbūt nedekvačiai vertino pačią situaciją, savo pojūčius, jausmus, ir rizikavo, matyt, tai yra pagrindinė priežastis. Mes patys skatinome visą laiką ir pirmi metai pilietinės visuomenės ugdymą tam tikrą, tikrai prašome žmonėms pranešti, tai va šiuo atveju irgi, tai yra vairuotojo atsitiktinio žmogaus, tai galiu pabrėžti, visiškai atsitiktinio žmogaus, niekam nesusijusio nei su policija, nei jo labiau, kai kažkokie tai yra gandonešių skleidžiami informacija, kad kažkoks tai informatorius ar susijęs su nusikalstamu pasauliu, visiškai nieko bendro su tuo neturintis žmogus, jisai pasielgė pilietiškai, paskambino, atliko tai, tuos veiksmus, kurie budėtoje įprastai pasako kiekvienam tokiam vairuotojui, kad jis parodytų, kur važiuoja, kaip važiuoja. Ir patruliai vėlgi sustabdė, atliko tą pareigą, kurie privalėjo padaryti. Jeigu būtų padarę kitaip, tai matyt, jiems būtų didelės problemos buvę. Algirdas Matonis galėjo pasinaudoti tarnybinę padėtimi šiuo atveju? Kaip Aš manau, kodėl jis nepasinaudojo? Geriausia tokiu atveju būtų pasinaudoję tarnybinę padėtimį, jeigu iš tikrųjų tai susijęs su tarnyba, paskambinti bet kam, ar man, ar pavaduotojui, ar bet kurio komisariato vadovui ir pasakyti, kad aš negaliu, man reikia padėti parvažiuoti, tai tikrai būtų jisai bet kokiu atveju suteiktų tokia galimybė, jeigu tai būtų su tarnybiniais reikalais susiję, tai būtų greitai, saugiai atvežtas ten, kuriam reikia atsidurti. Tai ar jums, ponas Matonis? Algirdas ir turi priskirtą vairuotoją.
Šiuo atveju nebuvo to pasinaudota, bet ar jums ponas Matonis skambino šeštadienį? Pirminė informacija tokia buvo pasirodžiusi. Skambino, kada jau buvo bet jau kada buvo sulaikytas. O prieš tai, nes pirmoji informacija buvo tokia, kad jisai skambino būtent dėl to, kad jisai norėjo su jumis staigiai susitikti. Tikrai net tokios informacijos, kokia reikėtų skubiai. Jeigu ir būtų buvę, tai kaip jau minėjau, yra kitos alternatyvos, nebūtinai tą daryti tokiu būdu ir tikrai Algirdas paskambino man jau, kai buvo post factum. O jums kas pranešė apie šitą įvykį? Aš pirmiausia iš Algirdo sužinojau. Iš jo paties jūs sužinojote? Po to nustatyta tvarka, iš karto skambutis buvo iš policijos departamento budėtojo. Supratau. Ar jums jau žinoma, kas pono Matonio kėdę užims? Aš tikrai galiu pasakyti, kad vėlgi, kas yra kalbama arba rašoma, kad kažkokį tai pavaduotoją ir pavaduotojas biure siekia tokiu būdu užimti postą, tai yra visiškai kvailystė ir nesąmonė. Matyt, Algirdas tą pats galėtų geriau patvirtinti, kadangi jis pats komandos narius, pavaduotojus savo artimiausius pasirinko. Kaip minėjau, tai buvo pilnas pasitikėjimas, bendras darbas. Ir jeigu yra kelios aplinkybės, nes paskirtas gali būti perkelus iš lygiaverčių pareigų, tai yra iš įstaigos į įstaigą, arba... Tai galėtų būti pavaduotojas šiuo atveju? Šiuo atveju negalėtų būti pavaduotojas perkelimo būdu, arba, kai yra matyti ta praktika, kuri yra nuo specializuotom įstaigom įstatymas numato alternatyvas, tai yra bus greičiausiai skelbiama atranka ir atrankoje galės dalyvauti tie pretendentai, kurie atitiks reikalavimus ir bandyti policijos departamento organizuojama atrankoje užimti šitą poziciją. Tarp tų pretendentų pavaduotojas Andžejus Roginskis galėtų būti jau, jeigu perkeliamo būdu negalite savo... Teoriškai galėtų būti visi pavaduotojai, visi 3 pavaduotojai, bet aš manau, kad šiuo atveju bent jau linkęs pasirinkti kriminalinės policijos biuro vadovą, jeigu bus tokia galimybė matyti iš teritorinių policijos įstaigų. Bet, na, jūs turbūt nekvestionuosit tų irgi biografijos faktų pono Roginskio, jis taip pat yra patyręs kriminalistas ir taipogi su karjera ir su apdovanojimais ir su skatinimais. Ar jūsų manymu šita kandidatūra nebūtų tinkama užimti pono? Aš manau, kad tinkamos kandidatūros yra ir Andžius Roginskis, ir Artūras Bazys pavaduotojas, ir Edvardas Šileris, ir matyt dar ne vienas tiek teritorinėse policijos įstaigos kriminalinės policijos padaliniuose dirbantis pareigūnas. Taip, kad tikrai parinksime patį geriausią, stipriausią ir tą žmogų, kuris tikrai galės vykdyti tas funkcijas, kurios pavestos yra centrinė kriminalinė policija. Ar jūsų manimu, jeigu tai būtų pono Roginskio kandidatūra, na, visuomenėje kiltų tam tikrų spėliojimų dėl to, kad jis dabar yra irgi minimas galbūt tarptų žmonių, kurie... Aš manau, kad Andžiaus Roginskio atžvilgiu yra žaidžiamas labai nešvarus žaidimas ir jisai visiškai nesusijęs su šita istorija. Yra kitos istorijos, kuriuose bandoma pakenkti šitam pareigūnui dėl jo kitokios veiklos. Ką jūs turite omeny? Aš turiu omeny tam tikrus tyrimus ir dėja susitaistomas vėlgi tam tikros paslapties riba, žyma ir daugiau kažką taip pasakyti. Bet ar jūs galite pasakyti, kas jam bando pakenkti? Ar tai yra labiau iš nusikalstamo pasaulio, ar iš... Tai asmenys iš nusikalstamo pasaulio. Tai galbūt ir ponui Matoniui bandė pakenkti asmenys susiję ir su nusikalstamu pasauliu? Šiuo atveju gali būti taip, kad mes tikrai patikrinom tą versiją, ar nėra, sakykime, tas žmogus kažkaip tai susijęs ir kalbant su pačiu Algirdu Matoniu, tikrai šiandien galime vienareikšmiškai atmesti, kad tai nebuvo jokia provokacijų atžvilgių padaryta, susidorojimas, ar dar kokia nors istorija, kuri, sakykime, apauginta yra gandais ir prasimanimas ir šmeižtų. Ar buvo toks atvejis, kad ponui Matoniui buvo bandymas duoti kyšį ir tai bandoma filmuoti? Ir po to įvykio, ir po tų straipsnių, kurie buvo, ir šiandien dar kartą Algirdu kalbėjome, tai yra visiška kvailystė. Jisai pats tą patvirtina, kad nebuvo tokių dalykų. Ar jūs galite paaiškinti, iš kur tada tokie gandai kyla? Reikia vėlgi, kaip teigia jūsų kolegos, kad jie šaltinių kažkokių tai turi, tai reikėtų jų klausti, kas tie šaltiniai ir kokiais tikslai tie šaltiniai. Jūs net neturit absoliučiai. Jeigu toks būtų bandymas buvęs, tai matyti Algirdas Matonis ir būtų iš karto tą dalyką ir pranešęs, kadangi mes tikrai stengiamės apsaugoti savo pareigūnus nuo įvairiausių provokacijų. Tai mes turime tarnybas. Norėjau klausti, ar ponas Matonis kada nors jūs asmeniškai yra kreipęsis dėl, sakykime, kažkokių bandymų susidoroti? Tikrai ne. Ir sakau, jeigu tik tai tokie bandymai būtų, aš minėjau, kada jam buvo problemos kilę, tai tikrai mes tikrai stovim į tą pačią gretą ir tikrai neleido Algirdo Matonio
skriausti tais atvejais, kada tikrai nepelnytai buvo užsipuolamas. Bet, na, jūs turbūt sutiksit su tuo, kad kada jis užėmė tokias pareigas, na, nenuostabu, jeigu jis ir priešų turėjo, sakykime, jeigu netgi kalbant daugiau apie nusikalstamą pasaulį. Suvokim tokį vieną dalyką, kas labiausiai šitose istorijose ir skaudina. Yra, matyt, valstybėje pas mus viena iš lygų, kur bet koks įvykiai įvykus visą laiką atsiranda gandonešiai, kurie bando apauginti šitą istoriją visokiais tai pletkais, prasimanimais. Ir kas labiausiai skauda matyti, kad tie žmonės, kurie dar neturi pozicijų, bet kada gali tapti ir turėti tam tikras galės, jie ko gero taip ir elgtųsi. Dar skaudžiau klausyti iš tų žmonių, kurie yra tam tikrose pozicijose ir priiminė sprendimus, vadinasi iš tikrųjų prielaida, kad jie gali taip elgtis. Tai čia labiausiai šokiruoja žmonės, kurie prieidami prie sprendimų, prie valdžios, jeigu jie taip galvoja, kad gali kažkas daryti, vadinasi, jie arba patys toleruoja, arba patys taip elgtųsi. Tai čia yra baisiausias dalykas. Niekada netoleravau pletkų, gandų visokių, prasimanimų ir tikrai visą laiką kalbame mes atvirai. Ir manau, kad tie žmonės, kurie yra artimiausiai mūsų komandų, taip irgi lygiai taip pat elgėsi, ką ir parodė per paskutinius keletą metų, tai nesuprantamas dalykas. Aišku, prieš visą laiką tokiuose darbuose dirbant yra, bet aš nemanau, kad kadangi tikrai žinau Algirdą kaip garbingą pareigūną ir su to pačius nusikaltėliais, jisai tikrai kovojo teisinėmis priemonėmis ir tokiu atveju yra rungimasis, kas yra stipresnis, kas yra gudresnis. Tai šiuo atveju manau, kad tie patys nusikaltėliai irgi vertina pareigūną kaip profesionalą ir elgėsi jo atžvilgiu irgi pakankamai garbingai. Dabar reklama iš karto, po to pratęsime pokalbį su generaliniu policijos komisaru. Likite kartu.